Vilniaus miesto savivaldybės viršutinius aukštus netrukus uždengs saulės baterijos. Ir ši idėja miestiečiams nieko nekainuos. Bet ką žmonės apie tai galvos, juk atsinaujinančią energiją daugelis laiko labai brangia. Saulės kolektorių neskiria nuo saulės baterijų ir dažnai teigia, kad geriau naudoti senas, geras, per dešimtmečius pasiteisinusias kuro rūšis. Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje apsilankė trečiokai, pateikę išsamų pasakojimą, kad moderniame saulės kolektoriuje teka neužšąlantis skystis, kuris namų ūkiui karštą vandenį gamina net ir viduržiemį. O saulės baterijos dedamos ant stogų tam, kad žmogus turėtų ekologiškos elektros energijos. Jau neatsiranda vaikų, nemačiusių tikros, laukuose stovinčios vėjo jėgainės. Ten, važiuojant į Palangą, jų daug sukasi, sako vaikai. Po ekskursijos mokiniai sėda prie popieriaus lapo. Toks yra vienas iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo programos projektų. Kaip tu įsivaizduoji ateities energiją? O gal ypatingai patiko koks nors eksponatas? O gal tavo namuose veikia koks atsinaujinančios energijos įrenginys? Visos šios temos tinkamos, jei popieriaus lape lieka įdomus piešinys. Šitam piešiny pavaizduotas namas su šviesos energija. Atominė elektrinė pagamina daugiau, bet labiau pavojingesnė. Senelis daro granulės. Ir man leido palaikyti granulės iškart darytas. Aš nupiešiau vandens valymo įrangą. Ji iš mėnulio ir žvaigždžių energijos bei saulės energijos vandenį išsiurbia iš šių vamzdžių. Mano piešinys vadinasi Supergiga. Atvažiavo yra elektros generatoriai, kad į namą patektų elektra. Kaip nutinka uraganas, elektra dingsta iš viso. Vat čia va yra mašinai, kur užkilti ir kur pasikrauti. Šiltnamyje daržovės auginam nuėjamas derlius kasdien, kad žmonės turėtų ką valgyti pusryčiams, pietums ir vakarieniai. Ant stogo yra įtaisyti elektros baterijos. Va čia va skrenda mašina, kuri valoma vandeniliu. Matau, kad jaunimas gana aktyvus ir jie supranta gal dažniau negu tėveliai. Na, galbūt irgi suprantama, nes tėveliai moka kol kas už sąskaitas, vaikai dar nemoka, tai jie nelabai žiūri į sąskaitas ir finansinę išraišką. Todėl jie labiau rūpinasi aplinkosauginėm idėjom ir patys ir aktyviai dalyvauja. Ir tai yra gerai, nes aš nebejoju, kad ir užaugę ir tapę suaugusiais ir kada jau patys mokės savo sąskaitas, jie visą laiką skirs, kad galbūt geriau aš šiek tiek primokėsiu, bet nusipirksiu žalią paslaugą arba ekologišką paslaugą. Ir tai bus mano ne pasyvus, o aktyvus rūpestis, kad aplinka ir Lietuvoje, ir ne tik, ir visam pasaulyje būtų geresnė. Bet grįžkime ten, kur pradėjome. Saulės baterijos ant savivaldybės stogo. Kam to reikia? Prieš mus net ir turim vieną modulį, kaip tai atrodytų. Ir viršutinius, tai yra 19 ir 20 savivaldybės pastato aukštus, keistume stiklo paketą. Stiklo paketas būtų specialios konstrukcijos. Viršutinės stiklas turėtų įmontuota būtent saulės elementus, kurie gali gaminti elektros energiją. Ir čia kartu su BOT kompanija, kurie būtent šitos saulės elementus gamina Lietuvoje ir juos dovanoja Vilniaus miestui, būtų pirmas tokio lygio projektas, kada uždengtume dalį mūsų fasadinių stiklų, kurie gamintų per metus apie 25 kW elektros energijos. Analogišką projektą norime gyvendinti ir su gyvenamuoju namu, tai būtų šiuo atveju Lazdynų mikrorajone aktyvi bendrija, kurie jau ir savo pastato fasadus susitvarkė, šilumos mazgą ir yra puikioje vietoje, kur daug saulės, taip pat ant jų fasado būtų sumontuota panaši sistema ir gaminama elektra pilnai apšviestų pastato laiptinės, rūsius ir, sakykime, kitus poreikius tenkintų, tame tarp ir liftam netgi maitintų ir nereikėtų gyventojams už tai mokėti. Taigi, du šitie projektai artimiausiu metu bus įgyvendinti ir manyčiau, kad tai yra gera pradžia. Kaip įdarbinti saulę? Šiandien tiek. Kitoje laidoje Pradėk nuo savęs. Kitos galimybės pagerinti pasaulį.